Tarkim, aš turiu individualią veiklą arba turiu verslo liudijimą. Tokiu atveju, kuo skiriasi individuali veikla, ką aš turiu atlikti. Tai tiesiog pirmiausia, einu į nustatymus, turiu numatyti, kad pas mane yra ne įmonė, bet yra individuali veikla. Tada pas mane atsiranda individualios veiklos ir verslo liudijimo nustatymai ir aš susivedu tada veiklos pavadinimą, kodą, išdavimo data, asmens kodą, tai yra jūsų asmens kodas. Ir ką turiu pažymėti, kad kuriant sąskaitas, jas tada iš karto prideda individualią veiklos žurnalą ir verslo liudijimo žurnalą. Gerai, aš dabar esu tiek, tarkim, kodas 56, įvedu kodą, išdavimo data, 10, pavyzdžiui, 14 ir asmens kodą. Atnaujinu. Aš tada sąskaitą, tarkim, kuriu paprastą sąskaitą, nebūtinai mes, tarkim, kuriu paprastą sąskaitą. Sąskaita. Ne PVM. Ta patys, tarkim, senukai. Transporto paslauga, ne PVM suma. Ir išsaugau. Rašo man, kad egzistuoja toks sąskaitos. Gerai, iš tada automatinį numeravimą ir man duoda paskutinį variantą. Sąskaitos aš sukūriau ir nueinu į žurnalą. Individualios veiklos žurnalą ir žiūriu, man ta sąskaita atsirado žurnale, rodo pirmos operacijos turinį atkelia ir pajamas. Jeigu man reikia daugiau eilučių, aš galiu jas kurti. Galiu rašyti, tarkim, išlaidas fiksuoti pagal datą. Numeris S ir, pavyzdžiui, kuras. Tad aš išsaugau ir aš galiu surikiuoti, tarkim, jeigu skirtingom datom vedu, tai galiu, kad numeruotų nuo vieneto arba rikiuotų pagal datą, kaip man yra patogiau. Ir galiu žurnalą suvedęs informaciją, aš galiu tiesiog atsisiųsti užpildytą informaciją.